dar vienas projektėlis Ural M62 64 metų. Nelabai supras daug kas, sakys, kad supuvęs, taip toliau, bet jis yra visas originalus, dažai originalus, supuvimas originalus. Tai jam jau yra perinkti mazgai, variklis surinktas, mes buvo alkūninis velenas klybantis visas. Nu ir šiaip toks, gal kažką iliustruosim, pavyzdžiui, video va čia va. Buvo išreklamuota, kad buvo guoliai pakeisti, dėžiai atliktas kapitalinis remontas. Tai žinoma, palikti tą patį guolį ir naują sudėti. Viskas gyba, kai visada, žodžiu. Galvoju, kad nedaug darbo, bet vis tiek tas pats. Reikės kažkaip atnaujint, kad nerudytų toliau. Gal paskutinis projektas. Žinai, pats sakai ir netikė. Va būtent. Pats ir nesakai, nu ką darysi. Labai gerai, čia kaip kremas koks va. Čia va tokį pasitėpį, tai čia kaip nesensi niekada. Banano danga sutėpsim va viską, va taip pažiūrėk. Guolį, sutepam va taip, išglostom viską, kai įdėsim ir tada be tepalo važiuosim. Kol net kitaip. Reduktoriaus reguliavimas labai svarbus, kad palikti tinkamą tarpą reduktorius nekaistų. Numeris 1. Tarpelis šiek tiek per didelis, bet labai nedaug. Pabandysiu ištraukti arba pridėti vieną distancinę tarpinę. Ir gal tą tarpelį sumažinsiu ir bus viskas gerai. Tarpelį bandysiu mažinti, dedant distancinę įvorę, tarpinę, atsiprašau, šitoje vietoje. Po antro karto labai blogai, nėra visiškai jokio tarpo, bet dar nesu sudėjęs tarpinės, tai pabandysiu įdėti ir pažiūrėsim, ar atsiras ar ne. Trečias kartas garantuoja, o ketvirtas gal ir pavyks. Tai va, po 4 kartų tarpelis yra toks, koks turi būti. Jis labai nedidelis, viskas sukasi gan sklandžiai ir manau bus gerai. Stotų, presuoju kryžmę. Va, variklis įdėtas. Per daug spindi pagal rėmą. Ką darysi? Negi purviną rinksi. Nesilaiko pakojai, tai reikia šitas įdrožas ar išdrožas pagilinti. Turim dildę labai gerą. Tokį filtriukas puikiausias, va beveik smėlę nematęs niekada. Kokybiškai padarytas. Keista, kaip ta valstybė žlugo, kur gamino šitą motociklą. Aišku, ir negesdavo, kai stovėdavo, ta prasme. Tai dabar kartą jaučiasi tokia kokybiška, vat filtras kokybiškas, koks vat. Labai geras. Nu ir ką čia viduj turim? O, čia kiekvieno šeimininkės svajonė. Tai yra Sūdamo ne bet kas, taip, čia, va. Va. Va, koks kokybiškas oro filtras, va. Dar. Tai yra pirmieji tokie vėliniai šepečiai puodam. Ne šiaip čia.
čia su dvasia praktiškai. Ir jie tau taip gerai išfiltruoja orą, kad viskas tiesiog lede būna. Svarbu, kad į vidų neįtrauktų. Tai va, žiūrėk, nei vienos vidui dulkytės, viskas sulaikė. Dar žiūrėk ir Todėl- dažų reikia. Taip, Rudų. čia ta prasme, čia yra super kokybė. Super čia. Čia kiekvienas save gerbintis ar negerbintis žmogus norėtų tokio oro filtro ant savo transporto priemonę susidėti. Nieko, žodžiu. Nu ką, pamerkiam į vonelę dabar, ultragarsinę, kad išplautų šitą kokybišką tepalą ir likusi mašalą viduj. Labai gerai. Labai. Jau žiūrėkit ir pavydėkit. Tokio kokybiško oro filtrą. Ir neužmerkt. Užtenka. Gaidžio yra dar. Kokio gaidžio. O, to. Gaidį pilsi. Čia filtras gaidysi. Gaidį dar pilsi. Все. Sutepta filtro tepalo. O puikiai. Čia originalios tokios paralonai. Ne iš KTM. Šitas laužo po to tvarkyti reikia, matai. O ką čia nulaužė? Atėjo vienas prašė, sako, davai nusuksiu signalų, žinai. Paremontuoti reikia, suko ir nutrūko. Meistras. Signalų patentuotas meistras. Suremontuos. Takštelėje vadinas. Užrūdijusi 6 voltų signaliuką. Nežinau, čia nežinau. Patirtis daro savo. Nežinau, čia veikia, ateina čia to, kas yra paskui žiūrėsi. Darbiški? Dūmai rūksta. Nu tai trumpam. O, va dabar Viskas. gerai, viskas. Montuoti vintažinę padangą. Taip, kaip katapultą paleidė. Ne, jau dulkės eina, liktai kažkokias. Jo patraukė, beveik išėjo. Iškai patraukinėja šitą. Na gerai. Kas čia per lauktuvės? Žodžiu, bandėm va montuoti originalias padangas, bet nepatiko. Nes laužtuvų tokių ilgų nėra. Tai žodžiu, visiškai naujas padangas pirkt pasirodė brangoka, nes kainuoja beveik 300 eurų kažkur tokių, kokių norėtųsi. Tai paėmiau vat ekonominį variantą. O palauk. O jeigu čia ne padangos? Koks sandinys šiaip? O gerai. A, padangos gerai. Kas tvarka? Padangos. Padangos čia yra Speedway vadinasi, 24 metų, dar visai nesenas. Tiesa, gal jaučiu jos ir kiniškos kažkokio Anlas firmos, bet kaip ekonominiam variantui visai bus gerai. Žiemą nežadam važinėti, o tikriausiai geriau negu tas kaulėjusi padanga. Va. Turkiškos, ne kiniškos. O turkiškos gerai, reikia įmontuoti.